Du kompaktiški telefoniukai, galime palyginti dydį, praktiškai vienodas, Nokia galbūt milimetrų platesnė, storesnė, abu yra slider, turi 2,6 colio ekraną. Galime pastebėti identišką mygtukų išdėstymą, dipadą, software, skambučio mygtukai. Viršuje turime 3,5 mm lizdą, USB jungtį ir standartinę Sony Ericsson. Toliau kameros mygtukas, muzikos valdymas, garso reguliavimas. Taip pat muzikos mygtukai Nokia aparate. Gale turime 8 megapikselių kamerą, LED blykstės. Galim pastebėti, kad Nokia turi mechaninį šuterį. Pažvelkime į pačią kamerą. Viena įdomi funkcija – panoramos režimas. Tai man siūlo, rodo, kur kreipti telefoną ir automatiškai daro nuotraukas. Tuo tarpu pažiūrėkime Sony Ericsson kamerą. Gerokai paprastesnis ir patogesnis kameros meniu. Štai nesunkiai galime rasti visus nustatymus. Taip pat kiekvienas nustatymas turi iliustraciją. Taigi netgi ir naujokui lengva suprasti visas funkcijas. Įjunkim tą patį panoramos režimą. Su Sony aparatu turime patys atitaikinti sekančią nuotrauką. Ir kartais tas ne visai pavyksta. Man patiko Sony Media centras. Šį kartą veikia labai greitai. Žinoma, telefonas turi stereo garsiakalbius. Šone užsidega muzikos valdymo mygtukai, kaip ir priekyje. Garso reguliavimas. Turime kojelę video peržiūrai. Lygiai tas pats Nokia N86. Deja, Nokia labai sunkiai tą kojelę išsitraukia. Lygiai tas pats su mygtukais, gana sunku juos spaudžiati. Kameros mygtukas spaudžiasi lengvai, bet pačiam gale sukietėja ir labai sunku nuspausti nesudrebinus kameros ir pačią telefoną. Pažiūrėkime muzikos grotuvą.